Lenkijos nepriklausomybės diena pažymėta ir Kėdainiuose. Ta proga surengtas ansamblio Kotvica koncertas. Savaitgalį Daugiakultūriame centre buvo paminėta Lenkijos nepriklausomybės diena. Šią progą Kėdainiuose lankėsi Kauno Lenkų dainų ir šokių ansamblis Kotvica. Pasak Kėdainių Lenkų bendruomenės pirmininkės, Lenkų bendruomenių sambūriai bei tokie renginiai neleidžia pamiršti Lenkų kultūros. Visą laiką rūpėjo, kad visgi ta Lenkija būtų žemėlapyje, o ne taip, kaip po 1795 metų po trečiojo išardymo. Taigi nuo 18 metų pasikeitė situacija. Mums labai svarbu, kad mūsų anūkai, mūsų vaikai žinotų kalbą. Mokom senų dainų. Praktiškai svarbu perduoti kultūrą ir tradiciją, tai, ką išnešėm iš savo namų. Mokinam kalbos, dainuoti. Kokia programa šiandien numatyta renginiai? Šiandien yra pradžiai koncertas, o paskui tiesiog mes prie arbatėlės bendraujam. Tai yra proga susitikti. Kasmet Lenkų bendruomenės organizuoja Lenkų kultūros dienas. Ateinančių metų birželį vyks jau 6. toks festivalis.